Labas rytas. Man didelė garbė ir džiaugsmas pristatyti jums ypatingus žmonės. Tai yra Tomas Viluckas ir jo žmona Jolita Viluckienė. Manau, daug kas iš jūsų esate skaitę Tomo publikacijų. Jis yra apžvalgininkas ir teologas, kaip sakė, mainstreamo teologas. Abu yra katalikų bažnyčios nariai. Jolita, tu esi sociologė, dėstai Klaipėdos universitete ir labai ačiū, kad jūs esate čia. Tai dar kartą pasveikinkit juos ir paprašysiu tada, Jolita gali atsisėsti. O mes šiandien kalbėsimės su Tomu. Tomai, pamokslo tema, kurią mes jau aptarinėjom truputėlį, kad per kelis mėnesius kalbame apie Jėzų, kurio nepažinojau. Ne ta prasme, kad mes jo visai nepažinojom, bet kad mūsų santykis su Jėzumi dažnai keičiasi. Jisai nuolatos turbūt atsinaujina ir mes vis giliau ir giliau pažįstame jį ir mes žiūrėjome į tokias rašto vietas, kurios yra mums sunkiai galbūt priimtinas mūsų kultūrai. Ir šiandien to interviu norisi išgirsti tavo istoriją, kad, nes iš tiesų tu turėjai ilgą kelią su Viešpačiu. Taigi norėčiau galbūt paklausyti tavęs visų pirma, kaip prasidėjo tavo kelionė tikėjime. Labas rytas visiems. Tikrai pirmiausiai visiems palaiminto sekmadienio linkiu ir dėkoju jūsų bažnyčiai, kad atvėrė savo širdies duris ir galiu šiandien dalintis su jumis savo patirtimi ir gyvenimo su Viešpačiu tais etapais, tai kaip jis vedė ir kaip jis veda. Kaip prasidėjo ilga istorija. Manyčiau, kad pradžia visuomet yra tuomet, kai mes kažko netinkame arba kažką sutinkame. Ir mano tai vis tiek ta situacija, kad nuo vaikystės, nuo pat mažens nevaikščiojau, jinai visada buvo tam tikras jau santykis su Dievu ir man tai lėmė, kad aš jį atmečiau. Iš ties, negaliu sakyti, kad Dievo klausimas, jis man visą laiką iškildavo. Čia yra ir jaunų žmonių, yra jau ir tų, kurie mano vienmečiai, įvairūs žmonės ir vyresni. Ir čia reikėtų nueiti į sovietmetį, šiek tiek į tą laikotarpį, kai religija buvo ir iš vis kaip krikščioniškas gyvenimas išstumti iš gyvensenų žmonių, šeimų. Viskas buvo labai privačiai ir taip augo šeimoje, kurioje iš tikrųjų tai kažkokie klausimai jie nelabai kildavo. Bet taip atsitiko, kad kai buvau vaikas, mamos giminaitė tolima, jinai žinojo apie šitą situaciją ir taip buvo pogrindžio vienuolė. Ir jie su savo vienuolyno seserim, jos apsilankė ir paprasčiausiai iškilo dalykas, sako, kad gal reikėtų priimti pirmąją komuniją. Ir tada būtent ir vyko tie susitikimai su Dievu pirmieji. 10 metų vaikas, 9 metų, 10 metų. Ir aš visą laiką prisiminsiu tuos momentus, prisimenu tokius patirties, kai iškilo tas Dievo klausimas, kažkaip sėdint prie stalo ir aš pradėjau verkti.
Aš pamenu tą akimirką, kai ašaros bėga man per skruostus ir kremta į arbatą. Aš sakau, jo nėra, nes mano kiti vaikai bėga, laksto po kiemą. Kaip tik aš per langą girdėjau vaikų krykštavimą. Sakau, aš sėdžiu čia, toks. Na ir kažkaip, atsimenu, mane tėvai nuramino, sakė, visiems reikia čia tą pirmą komuniją. Na ir ruošė mane pirmąją komuniją, iš tikrųjų nuostabi vienuolė, nuostabi moteris, geros labai širdies. Jinai dabar jau amžinybėje, aš įsitikinęs, kad jos maldų dėka aš irgi įgavau tikėjimo dovaną. Bet va, jinai mane ruošė, man būdavo labai daug klausimų, guvus protas, matot, ir jai būdavo labai sudėtinga atsakyti kai kurios klausimus. Atsimenu, jinai man sakė, paprastai taip nuoširdžiai, pamuk, melskis, gal Dievas tave išgydys. Aš labai nuoširdžiai melsdavausi kiekvieną vakarą, kad Dievas mane pastatytų ant kojų. Tai viskas vyko taip ir tos nuoširdžios maldos vaikiškos, o paskui vis tolin nuo to, kas yra viešpats. Ir ateina tas momentas, kada aiškiai suvokė, kadangi buvau paauglys, man vis labiau tas mano padėtis, tai, kad aš nevaikštau, tapo dideliu priekaištu Dievui. Vėliau jau, kai pradėjau studijuoti savarankiškai teologiją ir palinkau prie 13 amžiaus teologo Tomo Akviniečio teksto, jisai labai įdomiai rašo, matot, labai sunku skaityti, aš suprantu, šiuolaikiniam žmogui 13 amžiaus teologo tekstus. Bet ten yra toks labai įdomus buvo jo yra veikalas Summa Theologica, teologijos suma, teologinė suma. Ir jinai pastatyta tokiu principu. Tomas iškelia klausimą, kuris gali kilti ir duoda į jį atsakymą. Klausimas, atsakymas. Ir ten yra klausimas, prasideda jo veikalas nuo klausimo. Jis vada 14 amžiuje, mes vadojam viduramžiai gūdas. Žmonės persekiojami, kitaminčiai, taip mes įsivaizduojame. Pirmas klausimas, kurį kelia šitas teologas savo veikalę, yra toks, ar yra Dievas. Ir jis visuomet mėgsta duoti neigiamą atsakymą. Jis sako, Dievo nėra, nes. Ir kaip jūs galite pagalvoti, koks buvo mano nustebimas, kada aš skaitydamas randu. Dievo nėra, nes žmonės pasaulyje kenčia. Tai yra mano jauno žmogaus paauglio tas patirtis, kad Dieve tavęs nėra, nes aš kenčiu, aš nevaikštau. Jis yra pati fundamentaliausia, pamatinės žmogaus klausimas. Dievo nėra, nes pasaulyje tiek daug kančios. Ir šitas klausimas man buvo labai aštrus ir aš tada nusprendžiau, kad jeigu visi gyvena normalų gyvenimą, o aš ne, Dievo tikrai nėra. Ir aš mėgdavau savo jaunystėje sakyti, 10 Dievo įsakymų. Kokie 10 Dievo įsakymų? Aš nieko negaliu padaryti. Aš neturiu jokios nuodėmės.
Aš nieko negaliu padaryti, Dieve. Pamenu, iškilo ir man toks, kaip ir daugybei tikriausiai, kam taip žiauriai gyventi, nusižudyti. Žiūrį į save, sakau, Viešpatie, netgi to negaliu padaryti, nei pasikart, nei vienu persipjauti. Matot. Ir tada dar blogiau tapo, koks apgailėtinas mano gyvenimas. Ir dabar jeigu visą tas noras paneigti Dievą, tai jisai buvo labai stiprus. Įsivaizduokite, esi 17 metų, 16 ir skaitai ateistinės knygas. Tarybiniai visuomenės buvo, aišku, lengvai prieinamas, bet skaitai su tokiu pasitenkinimu. Kad tik įrodyti savo, kad nėra. Tai iš tikrųjų perskaičiau daug ateistinės literatūros, visas ateistinės kampelius, kokie būdavo sovietų laikraščiuose. Ir matote, dar vienas dalykas labai svarbus mano šeimoje. Tai yra, kad čia yra kita istorija, kaip taip atsitiko, bet tai buvo, kad nevaikščiojom mes 3 berniukai. Buvome 3 broliai ir visi 3 rateliuose. Dabar šiuo metu yra vienas jau amžinybę iškeliavęs, danguje jau džiaugiasi Viešpatį regėdamas, o kiti 2 mes gyvename, į priekį einam. Ir buvom mes tokie draugiški, 3 broliai gyvenom. Ir dabar jeigu perinant prie to momento, to lūžio, kada įvyko tas susitikimas su tuo pačiu Jėzumi, kurio nepažinojau, kuris išėjo ieškoti savo vaikų, savo brolių, tai jis iš tikrųjų buvo labai svarbus 90-ieji. Ir žinote, aš pasakoju apie tą vienuolę, tai ta vienuolė mus lankė netgi tada mūsų šeimą ir mane, kai aš buvau padaręs apostaziją vadinamą, atsisakymą, jinai sako, atvesdavo kartą metuose kunigą ir aš vieną kartą, kai jau man buvo 14 metų, griežtai pasakiau, jokio kunigo man nereikia, jokių man nereikia religijų, viskas baigta. Ir pagaliau viskas įvyko tai, kad jinai lankydavosi ir taip toliau, bet niekas manęs nekabino, jinai sakė, Tomuk, tauta bunda, tai buvo 89 metai, sako, ar tu nenori atsibusti? Ne. Tegul visi bunda, aš viskam pritariu. Bet jokio Dievo, jokių religijų man nereikia. Man nereikia, bet Dievui manęs reikėjo. Viešpačiui manęs reikėjo. Ir 90-ieji, ir ten, tai esu ne kartą pasakojęs, bet pats svarbiausias momentas yra tikriausiai, kai formuojasi ateistinė sąmonė. Ir tai, ko gyvena šiuolaikiniai žmonės, galbūt jie neįvardė šito. Tai apriboti savo žvilgsnį tuo, ką matome ir ką pačiupinėjome. Tai vadinama materializmu. Tai ir buvo visiškas materialistas. Ir Dievas tai žinojo. Ir kadangi aš buvau materialistas, tai reikia kalbėti su materialistu, kaip su materialistu. Toks yra dėsningumas Viešpaties veikimo, kad jisai prisitaiko prie mūsų. Viešpats visuomet žiūri į žmogaus širdį ir prisitaiko prie to širdies. Tai jis labai gerai suprato, ko man reikia. Ir kai 90 metų rugsėjo 30 dieną man buvo liūdna, be galo. Tai buvo vakaras. Yra toks būsena kartais, kai žmogus tiesiog būna ir jisai nori
iš to blogumo vemti norėtų. Galbūt tą vakarą man buvo panašus pojūtis. Ir ėjo televizorius įjungtas. Ir ten buvo rodoma pati didžiausia nesąmonė, kokių netgi dabar retai kada išvysė televizijos ekrane. Tai va, televizoriaus ekrane aš tuo metu pamačiau didžiausią nesąmonę ir jinai pervertė mano gyvenimą. Įsivaizduokit. Yra žmonės, kurie nežiūri televizoriaus, bet pasirodo kartais Dievas ir per televizorių veikia. Tai jis viskuo pasinaudojo. Taigi jis tą vakarą pasinaudojo televizorium, o ten buvo rodoma nuodėmė. Tai yra, ten buvo rodoma spiritizmo seansus. Kaip padaryti spiritizmo seansą. Ir įsivaizduokite, mes 3 nuvažiuojantis jauni vaikai, vaikais gal nepavadinsi jau to proto, vis tiek jau yra viską. Po viso šito sakom, pabandom. O aš sakau, jau vis tiek biškai jau vyresnis. Ne, sakau, ką jūs čia užsiimsite tokiais žaidimais? Čia yra šarlatanų užsiėmimai. Pabandom, sako, jaunesnis brolis. Ką mes prarasim? Pabandėm. Ir žinot, kai tais įvyko bandymas, kame reikalas. Yra įvairių teorijų, kas yra spiritizmas. Yra įvairių aiškinimų apie daug, kaip jis veikia. Iš kur kyla, atsiranda. Bet esmė buvo tai, kad man, materialistui, kuriam atrodė, kad visą šitą tikrovę, ką matau, apčiuopiau, ką supranta mano protas, kad tai yra tikrovė, kad daugiau už to nieko nėra, man tai išmušė visą pusiausvyrą, visą balansą. Žinot, aš mėgstu sakyti tokį momentą. Aš buvau tiek užkitėjusi mano širdis, tiek užsidariusi savyje, savo kančiuje, kad Dievas išsikvietė iš pragaro patį šėtoną, kad jis mane atverstų. Atsipantu, kad tai skamba paradoksiškai, bet taip yra. Ta prasme, tai, ko iš principo, aš pavyzdžiui, apie šitą istoriją mėgstu pasakoti, kai bendrauju su jaunai žmonėm, kai bendrauju su paaugliais, kad juos įspėti, kad taip nereikia elgtis. Ir mėgstu kartais pakviesti mane būtent tą temą kalbėtis jaunimo auditorijose. Nes dabar irgi, man irgi paradoksalu matyti po 25 metų, kaip ta banga vėl tarsi pakyla mūsų visuomenėje. Tai Dievas išsikvietė šitą blogį, kad per jį įvyktų mano gyvenime perversmas. Nes perversmo esmė buvo tai, kad aš supratau, kad egzistuoja kitas matmuo, kita dimensija. Jūs, darydami tą spiritizmo seansą, išgyvenot ant gamtinį kažkokį buvimą. Taip. Ir kas tavo viduje įvyko? Įvyko tai, kad man labai patinka, paskui jau Bibliją skaitydamas, yra toks momentas, dabar bandau prisiminti, kai buvo to veikėjo vardas. Kai jisai pamato, pradžios knygoje pasakojimas yra, kai jis pamato savo marčią. Ir ten, ta marti, ten vienu žodžiu, jo sūnaus, vienas epizodas yra. Dabar man herojai iškrito pavardės ir vardai yra, bet ten yra labai geras apibūdinimas. Jeigu skaitom žydiškai, sako, ir apsivertė jo viduriai. Tai jis, manat, man apsivertė visi viduriai, kadangi aš aiškiai matau, kaip adata laksto nejudinama ir su manim kalbasi. Suprantat, viskas yra pamatuojama.
Su tavim gali kalbėti tavo klausimus, atsakinėti gyvas žmogus. O čia tu užduodi klausimą, tau duoda atsakymą. Negana to, aplink tave pradeda dėstis keisti dalykai. Tu leidi kasetę persisuka. Pavyzdžiui. Aš vis metu prisimenu, kai vaikams pasakojau, kad tai yra kas yra šėtoniška galia. Kai tu klausai kasetę ir jinai per sekundę visą persisuka. Tai ir pamenu, kai vieną kartą pasakojau tą istoriją paaugliam, tai mergaitė iškrito iš fotelio. Mes negalėjome patikėti. Bet taip yra. Aš tai patyriau savo kailiu. Čia dabar, Tomai, ką tu kalbė, ar ne tas būdas, aš kažkada skaičiau, C.S. Lewisas mąstytojas sakė, kad 21 amžiuje mes turėsim evangelizaciją. Vyks turbūt tokiu būdu, kad materialistas arba ateistas pirmą turės tapti spiritistu arba pagonimi ir tik paskui galės atsiversti krikščionybę. Turės tik tada jis išgyvens jau Dievo, nes pradžioje jam reikia patikėti, kad nematerialus pasaulis egzistuoja ir ateistas tampa jau dvasiomis tikinčių žmogumi ir paskui vyksta susitikimas jau su Jėzumi. Tai tu išgyvenai va tokį procesą. Taip, būtent, tai patyrė būtent visa šeima ir man buvo labai svarbus momentas, kad kai dabar žiūriu retrospektyviai, žiūriu atgalios, tai tu aiškiai supranti, kad Dievas kitaip negalėjo, jis tokį būdą parinko. Ir tas sukrėtimas, žinoma, aš labai džiaugiuosi, kad jis truko tik pusę metų. Bet iš principo, suprantate, man tuomet atrodo, kad kalba su kosmos. Irgi visas tos balalaikos, kurios eina per masinės informavimo priemonės, apie visus tos kalbėjimus, visą tai per tos pusę metų tiesiog teko patirti tos kosminės energijos visokios, susitikimai su nežemiškais dalykais, paraleliniais pasauliais ir taip toliau, taip toliau. Visą tai praėjo per akis ir žinote, tai buvo, tai tam tikra priklausomybės forma, kai tu 6 valandas per dieną praleidi per spiritizmo lentelės. Suprantat? Ir trumpai tariant, kaip to atsikratėm. Nes įdomu tuo metu buvo, kad paraleliai vyko spiritizmas, paraleliai pasiėmiau Bibliją ir pradėjom skaityti. Melstis. Ir būtent tas toks, tie du pagreičiai. Ir kažkaip pažiūrėjau toks dalykas, kad reikia vis dėlto grįžti prie šaknų, grįžti prie krikščionybės. Atsimenu tą grįžimo išpažintį, tas kunigas dabar gyvas dar yra, čia Klaipėdoje, beje, jisai klauso išpažinčių, atsimenu jisai, aš taip jau kalbame su tuo savo spiritistinė dvasia, tuo draugu. Ir sakau, mes komunijos tai prieisim, bet išpažinties, sako, išpažinties galite neiti. Atvažiuoja tas kunigas pranciškonas, atveža jį. O jis taip ramiai prieina, sako, dabar mes pakalbėsim. Aš nesuprantu, apie ką čia kalbėti. Duris uždarė, tai sėda. Persižegnojo, išpažintis prasideda. O aš sakiau, jau gerai. Viskas, čia gerai, komuniją priimsi, bet jokių išpažinčių. Reikia išpažinti savo nuodėmes. Ir pamenu tą nuostabų momentą, aiškiai supratau savo nuodėmingumą ir sakau, savo širdį sulaužiau visus Dievo įsakymus. Kiek yra? Pagrindinis aš jo netikėjau. O iš to jau visas kitas. Viskas. Tai buvo tas momentas, jisai puikiai viską suprato. Ir tokia buvo pirmoji išpažintis, per kurią beje jokio nuodėmės tai, kad užsiėmus spiritizmai net nepasakiau.
Bet buvo puikia patirtis. Po to buvo noras pasninkauti, kiekvieną penktadienį pasninkaudavau, nieko nevalgydavau. O toks buvo keliavimas. Bet lemtingas lūžis įvyko per Velykas 91 metais, kai vienas kunigas, kuris dabar jau nebėra kunigas, išėjo kunigystę jau metę, bet vėl Dievas naudojasi, suprantate, visais savo žmonėmis ir įrankis, kad kalbėtų. Tai va, tada, matot, katalikų bažnyčia yra tokia tradicija, tie, kas eidavot, gavote, ar žinote, kurie ne, tai papasakosiu, tai yra trumpa tradicija, per Velykų šventes atnaujinti krikštą. Ir to atnaujinimo apeigos yra tokios, kad kunigas užduoda klausimus bažnyčiai, o bažnyčia atsako. Ir vienas iš klausimų yra toks, ar atsižadėte piktosios dvasios visų jų spėlionių ir darbų. Ir bažnyčia sako, taip atsižadam. Būtent Velykų naktį tokia yra apeiga. Ir būtent per tas Velykas tas kunigas atvažiavo, ten pažįstam kaimynę, ten pakvietė jį, nes mes norėjome. Bet nebuvo Velykų naktis, buvo savaitė iki Velykų. Jis sako, bet yra tokia tradicija, nesvarbu, kad jūs vis tiek neteisite bažnyčią, tai bet atnaujinsim krikštą. Ir užduoda tas klausimas. Bet sako, sakykit taip. Mes sakom, taip. Atsižadam piktosios dvasios, atsižadam darbų, atsižadam nuodėmės ir taip toliau. Jis viską, ką reikia padarė, paaukojo mišias ir išvažiavo. Ir mums staiga po to viskas užsirišo. Nebegalim paimti tos spiritistinės lentelės. Baigta. Ir pasibaigė. Vienu ypu. Ir po to, suprantat, kaip narkomanam, alkoholikam buvo tas pats, kaip tai vadinasi, abstinencija. Yra toks terminas lomkė, esat girdėję. Tai aš esu bendravęs žmonėm, kurie turėjo priklausomybę, tai jie taip sako, lomkės prasideda. Nežinai, kur nueiti. Televizoriaus jau tada nebežiūrėjom. Žodžiu, nežinai, ką daryti. 6 valandos. Vakumas. Tai ką pradėjom daryti? Melstis po 6 valandas ir Bibliją skaityti. 91 metais religinės literatūros nebuvo. Knygų nebuvo. Dabar, aš rašau knygas, yra literatūros verčia kalnai. Ir žmonės sako, nebespėjom perskaityti. 91 metais nieko nebuvo. Tuštuma. Bet buvo Biblija. Buvo Naujasis testamentas. Tai ir skaitai atsisėdęs, nuo ryto iki vakaro ir meldies. Ir tada prasidėjo jau kitas etapas, tai yra, kad pradėjo eiti įvairūs žmonės, prie pranciškonų kretingos jaunimas, ir tai prasidėjo įsiliejimas į bažnyčią. Tai va. O tas klausimas, kuris tau pradžiai buvo labai sudėtingas, Dievo nėra, nes žmonės žemėje kenčia. Kaip vyko tas priėmimas savo situacijos ir pamatymas Dievo, arba kaip teko su tuo tvarkytis? Čia Dievo žodis labai svarbus. Kadangi, kaip sakiau, skaitydavom po kelias valandas Naują testamentą ir man 2 momentai labai svarbus buvo Naujajam testamente. Tai yra pirmas Jono Evangelijos pasakojimas, kai mokiniai eina su Jėzumi ir pamato vargšą tą, kuris yra su negalia. Ir mokiniai klausia, Viešpatie, ar jisai nusidėjo, ar jo tėvai, kad jisai toks yra.
Ir Jėzus atsako, ne jis nusidėjo, ne jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Kai aš perskaičiau šitą eilutę, suprantat, mano širdį užliejo džiaugsmas. Aš suvokiau, kad aš esu toks, tai todėl, kad manyje turi apsireikšti Dievo darbai. Tai yra, kiti galbūt suprasdavo tą apsireikšti Dievo darbai, kadangi ten pasakojama toliau, kad jis pagydė tą žmogų. Man tai buvo ne tai, kad mane Dievas pagydė, bet jis pagydė mano širdį ir nori per mane kalbėti ir veikti. Tai šitas supratimas, jis nutviskė kitaip tai, kas aš esu. Aš supratau, kad aš turiu kažkokią misiją. Kokią aš nežinau. Nežinojau. Aš ir dabar, jeigu manęs paklaustų, kokia tavo misija, aš žinau, ką aš dabar turiu daryti. Bet kas iš to, iš mano gyvenimo toliau bus, aš nežinau. Visuomet egzistuoja tam tikra nežinomybė. Bet man buvo tai svarbiausia. Manyje turi apsireikšti Dievo darbai. Manyje turi apsireikšti Dievo šlovė. Antras momentas, labai svarbus Dievo žodis skaitant. Tai buvo laiškas korintiečiam, pirmas laiškas korintiečiam, kada Paulius sako, pasižiūrėkite, broliai, kas jūs esate. Sako, nedaug tarp jūsų kilmingų, nedaug turtingų. Ir jis sako, nes Dievas pasirinko tai, kas yra žemos kilmės. Ir todėl apaštalas vartoja žodį, kuris mus turėtų šiaip visus krikščionis šokiruoti. Jis sako, Dievas pasirinko tai, ko nėra. Tai, ko nėra. Suprantate, aš perskaičiau tą eilutę ir aš supratau, manęs tarsi nebuvo. Kas aš buvau? Sovietų laikais į gatvę žmonės su negalia negalėdavo net išeiti. Uždarytas kažkokiam tai kambarį gyveni, neturi nei draugų, šeima iš tikrųjų ypatinga, 3 vaikai su negalia. Suprantat, visuomenėje neįgalių žmonių nėra, tavęs iš principo nėra. Ir tu suvoki, kad Dievas tave pasirinko, nes pasirinko tai, ko nėra. Tai tuo momentu, suprantat, šitie raštoj žodžiai gydo tavo širdį, gydo tavo matymą, žvilgsnį į save. Dievui nesvarbu, koks tu esi, Dievui svarbu, kad tu esi. Ir trečias momentas, gal norėčiau paminėti, tai žinoma, yra irgi iš apaštalo Pauliaus tekstų, kai jis kalba, kad savo kūno vargais aš papildau tai, ko trūksta Kristui dėl bažnyčios. Čia iš tikrųjų ta savoka labai sudėtinga teologam. Teologai sprenda čia laužės. Ką čia kalba Paulius? O Paulius būtent man paskui labai įdomus buvo apmąstymas, kad Paulius kalba, kad iš tikrųjų, ko trūkstagi Kristaus vargam? Kristui nieko netrūksta dėl jo bažnyčios. Nes Kristus yra absoliuti meilė, Jėzus yra meilė absoliuti. Ir bet tada labai įdomiai nušvito teologiškai tas momentas, kad čia yra dideliai teologiniai galbūt debatai tam tikri, bet čia man tokie, sakytume, tradicinė krikščionybė kalba apie tai, kad Kristus, Jėzus, mūsų viešpats, neturėjo 2 dalykų. Tai, ko turime mes. Jis neturėjo
nei tikėjimo, nei vilties. Kadangi jisai turėjo tobulą žinojimą, kadangi Dievas yra. Ir vat, suprantate, kai kenčia ant kryžiaus tobula meilė, Jėzus, tai yra meilė. Bet kai kenčia žmogus, kuris nežino tobulai nieko, jam belieka tik tai vargana viltis ir kartais gyvenimo tamsoje tikėjimas, kai jis kenčia. Jis papildo tai, ko trūksta Kristaus vargam dėl jo kūno bažnyčios. Kitaip tariant, aš suvokiau savo negalę ir kančią kaip buvimo bažnyčioje, taip kaip pagalba ir bendradarbiavimą su savo viešpačiu. Ne tai, kad jam reikia mūsų kančių. Aš labai nemėgstu teologijos, kurie, ne teologija, sakytume, gal daugiau tai yra sielovados, kurie sako, kentėk čia šitam pasaulyje, gausi atlygį amžinybėje, kad reikia kančių kažkokių. Ne, Dievui kančių nereikia. Bet jo kūnas, tai yra bažnyčia, jinai yra įvairi. Ten turi atsispindėti pačios įvairiausios, kaip mozaika, pačios įvairiausios mūsų viešpaties būsenos. Ir aš supratau, kažkas turi būti ant kryžiaus. Regimai, matomai. Nes Kristus mokė, Kristus gydė, Kristus skelbė, kaip mes žinome, žodį, mylėjo ir taip toliau. Ir mes matome tai bažnyčioje pačius įvairiausius šitus momentus. Bet kažkas ir kenčia, kažkas turi savimi paliudyti, kad yra ir toks Kristus. Tai va, aš save supratau savo misiją šitame. Tai man dėl to leido priimti visi šitos 3 Biblijos vietos, man leido priimti savo būseną ir savo padėtį, savo negalę. Mąstau apie tai, kad žmogus turbūt irgi visada, mes visada turbūt norėsim tos sėkmės. Išgydymas yra toks pirmas dalykas, kurio atrodo ieškotum. Ir kartais Kristus berods net nepaiso mūsų kartais tų norų. Ir didžiadvasiškumas arba tas tikėjimas pasižymi klusnume Kristui, ką jisai beduotų, priimti tą kelią, kurį jisai yra davęs. Ir čia yra ir kančia, bet ir pasitenkinimas, nes tame yra gili bendrystė su juo, nes jis irgi kentėjo. Ir aš mąstau apie tai, kad ir pats turiu draugą, tarp kitko, Tamstos pusbrolį, kuris yra irgi turi negalę, nemato. Ir aš jį kažkada vežiau iš Kretingos į Vilnių į gydymų tokias pamaldas. Atvažiavo evangelistas iš Pietų Amerikos ir jis meldėsi ir mes matėm kažkiek pagydymų, bet jam ta kelionė tapo dideliu nusivylimu. Nusivylimu, kad jis negavo to, ko norėjo. Ir čia kaip Tomai minėjai, kad Dievas kartais duoda mums ne to, ko mes norim, bet galbūt to, ko mums labiausiai reikia. Nepasiduodant tokiam, netampant auka, ar ne? Taip. Bet čia, kur atrodo Dievo stiprybė matoma tavyje, kad tu nepasiduodi, kad tu keliauji pirmyn ir praturtini daugelį, nors atrodo, gal ir negalėtum kitu atveju. Tai
Čia dabar iš interviu jau pradėjau pamokslauti, atsiprašau. Bet galvoju, kad kodėl šitą norėjau užryškinti truputį dalyką, nes mes visi turim savotiškų negalių ir tas pavydas ir yra norėti, ko mes neturime. Norėti tai, ką turi kitas ir nepasitenkinimas tuo, ką turi. Ir tai yra didelė kančia. Gali labai daug turėti ir tau daug trūksta ir tu kenti. Kas yra tavo kentėjimas? Kur Kristus susitinka su tavo didžiausiu kentėjimu? Man yra įdomiausias momentas, galbūt, nežinau kaip jums tai nuskambės, bet mano didžiausias kentėjimas matyti, kaip kenčia tie, kuriuos aš myliu. Ir tada kančia, jinai iš tikrųjų yra didesnė galbūt netgi. Pats galbūt tai, kas yra sunku, ko negali, tai yra lengviau patirti negu tuomet, kai tie, kurie yra šalia tavęs, kurie yra tau brangus, kai tu matai, kaip jie kenčia. Tai yra tikrai yra sunkiau. Kitas momentas, kad yra tokių kančių, fizinis kentėjimas gali jisai būna, man yra įprastas, kadangi niekuomet nebūna tai, kad nepatirtum, kad kažkas neskaudėtų. Niekuomet. Praktiškai kiekvieną dieną susiduriu su skausmu. Skausmas yra kasdienybės dalis. Man. Bet yra dar ir tokie dalykai, kaip pavyzdžiui paatvirausiu, kai negali pakelti rankos ir apkabinti savo žmonos. Negali kada nori paliesti jos plaukus ir pataisyti. Tai jau tokia yra irgi kančios forma, kur yra sunkiausia galbūt tuo momentu. Bet tu pasakysi, oi kaip norėčiau. Aš mėgstu sakyti, Jodita, žinai, mes pašoksime, kai bus dangaus Jeruzalė žemėje, jau kai viskas, kai mes būsim pašlovinti, mes pašoksim. Nes aš labai norėčiau pašokti su ją. Tai tokie dalykai yra, kurie labai tai kelia, sakai, didžiausias kančias. Bet jos yra aiškiai suvoki, kai matai šlovę tikėjimu, kai matai šlovę, kuri mūsų laukia, supranti, kad tai yra tik akimirka. Aš labai mėgstu apreiškimą Jonui. Tikriausiai sudėtingiausia Biblijos knyga, bet tai man yra nuostabi. Man labai patinka eilutė, kad ateis ta akimirka, kai bus nušluostyta kiekviena ašara. Kiekviena ašara. Aš žinau, kad bus nušluostyta kiekviena ašara, kuri ištrykšta toj vienatvėje. Tuomet, kai mes stovime prieš Dievą tokie, kokie esame, su savo trūkumais, savo ribomis, savo žaizdomis. Aš žinau, kad ateis ta akimirka, kada kiekviena ašara bus skaičiuota. Ir žinote, aš galbūt labai keistai jums pasakysiu frazę, kuri nustebins. Bet aš tikrai tuo tikiu ir žinau, kad tą akimirką, kai mes stosim prieš jo didybę ir grožį, jis pasakys vieną žodį. Jis pasakys labai keistą žodį, kurį mes labai pamirštame kasdienybėje. Jis pasakys atsiprašau. Aš nenorėjau, kad tu kentėtum.
bet jisai pasakys, dėl to, kad jis myli. Jeigu galėtum iš tavo šiandieninio Dievo pažinimo paprašysiu padaryti tai, ko neįmanoma padaryti. Bet iš dalies, kai meldiesi, kai būni ar pakilime, ar kančioje, nusileidime kažkokiam duobėjai, kai užmerkia akis kalbėti su Viešpačiu, kaip tu jį matai, koks jis yra. Kaip galėtum nupaišyti keletų sakinių, sakau neįmanoma, nes neįmanoma keliais sakiniais nupaišyti, bet galbūt kas yra tau arčiausia, kai pradedi su juo bendrauti, kaip tu jį matai. Yra du dalykai, kurie mes žmonės patiriame. Ir aš manau, kad tai yra, kaip mes matome pasaulyje, panašus yra Dievo matymas. Dėl to, kai jis neįdėjo nieko į mus to, kas nebūtų iš mūsų patirties. Ir jisai įdeda į mus, mes atspindime jį. Tai yra du momentai labai svarbus, sakytume, tokie fizikiniai. Šviesa ir tamsa. Būna akimirkų, kai tu žvelgi ir yra tik tamsu. Manau, kiekvienas krikščionis tai turi suprasti. Biblija mums apie tai labai aiškiai kalba. Saulius krito išvydęs šviesą ir pateko į 3 dienų tamsą. Išvydęs šviesą apako. Kaip sakė pagonis, rašė beje Aristotelis, kurį aš labai mėgstu. Aristotelį graikų mąstytojas esu perskaitęs keletą jo veikalų po kelis kartus. Tai jisai sakė labai įdomiai, žmogaus žvilgsniui tiesa yra kaip šikšnosparniui šviesa. Jis nuo jos apanka. Taip pat ir mes susidūrę su Dievo šviesa, kuo arčiau Dievas, tuo mums tamsiau. Tai yra čia ta tema, apie kurią mes kalbame. Jėzus, kurio nepažinojau. Kodėl? Dėl to, kad tai yra tikėjimas. Tai nėra regėjimas. Bet iš tikrųjų žmonės, kurie kartą galbūt turi malonę, kažkokią viziją, regėjimą patirti ar panašau, bet reikia suprasti, kad tai yra išimtis. Taip kaip ir pasakojai apie pagydymus. Visuomet tai yra ženklai, kad Dievo karalystėje esame. Esame jos dalininkai. Taip, bet tai yra ženklai. Tikrovė yra daug platesnė. Ir panašiai santykis su Dievu. Jisai, kuo mes prie jo artėjome, tuo nedaugiau jausmų ir gerų emocijų patiria. O tuo labiau išgyvename tai, kad ta šviesa mus akina. Ir mums būna ne taip jau lengva ir paprasta. Tai tada ateina tokie dalykai kaip sausra, naktis, vakaras. Sakykime, tokios sąvokos. Tai dėl to yra tas, sakau, momentas, kad šviesos priartėjimas akina. O mes artėjame. Jeigu mes tikime, jeigu mes vilimės, mes vis labiau artėjame prie jo. Su kiekviena diena mes vis artėjame. Tai dėl to mus sakina, dėl to galbūt būna sunkiau,
Bet tada ir ateina toks momentas labai svarbus, tai yra psalmė, kuri mums sako, nekeliaudamas slėnio tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu draugė būsi. Tavo lazda, beizdas galingas. Ane? Arba kitoje psalmėje sakoma, nors 10 000 kristų, aš stovėsiu. Tai yra, kad ta patirtis, kad jis yra su manim, tai jinai viską pranoksta. Bet tai vyksta griežtai tikėjimo perspektyvoje. Tikėjimo. Nes dar kartą kartuoju, Paulius sako, tikėjimas nėra regėjimas. Ir kitoje vietoje sako, viltis yra nematoma. Tai čia, manyčiau, labai mums svarbu suprasti, kad tikėjimas ir viltis tai nėra būsenos, kurios mus pakelia nuo žemės. Tai yra kelionė link. Ėjimas į priekį. Bet jis visuomet yra su viso kelionės nuovargiu, įtampa ir tuo, ir tikslu, kuris mus pranoksta. Gera tikrovė. Ir ačiū Dievui už jo viltį. Tomai, dar pabaigai parašei knygą neseniai, šiais metais išleidot. Gal gali keletą žodžių pasakyti apie savo knygą? Tai jau tikrai dėkoju už galimybę ir apie ją pakalbėti. Knyga Laikas po dangumi. Atneša parodys. Taip, Laikas po dangumi. Atsivežiau, kas norėsite po mūsų buvimo galėsite įsigyti. Knyga yra būtent mano mėgstamas, yra Koheleto arba kitaip mokytojo, tikriausiai Biblijose, kurias jūs turite dar vadinamą. O dar yra tradicija Ekleziasto eilutės, tai yra apie laiką. Aš labai mėgstu šitą gabalėlį iš Švento rašto ir jį pasitelkiau apmąstyti krikščionių laiką per metus. Tai yra mūsų pagrindiniai etapai, kaip mes dabar esame Advento, tame laikė dar artėja Kalėdos, po to gavėnė, Velykos, sekminės. Ir visos šitos aš apmąstau, ką tas reiškia krikščioniui, ką reiškia šiuolaikiniam žmogui, ką reiškia ieškančiam žmogui, kokios šaknys, iš kur atsirado, nes nieko nėra šiaip sau. Nieko nėra šiaip sau. Ir būtent sudėjau čia savo įžvalgas ir biblinės, ir teologinės, apie tai, kas yra būtent šitos visos krikščioniškoji šventės, laikotarpiai, kaip juos praleisti. Ir kadangi vis tiek esate, kaip aš vis nemėgstu vartoti žodžio protestantai. Nes dėl to, kad aš tikrai, man jis yra labai keistas. Prieš ką protestuoja protestantai? Tai aš labai nemėgstu šito žodžio, aš apibūdinamą aš kaip religinio gyvenimo apžvalgininkas, tyrinėtojas, aš mėgstu sakyti reformuoti krikščionis. Nes vėl to Liuteris buvo reformatorius. Ir beje, jis irgi apie Liuterį, kai kalbam apie Jėzų, kurio nepažinojau, tai
Liuteris mums norėjo parodyti Jėzų, kurio to meto krikščionys nepažinojo. Tai yra, tuo metu, kai Liuteris gyveno ir veikė, buvo bandoma sukurti sistemą, kad kaip saugiai nueiti į dangų. Čia matote, yra amžinoji krikščionio pagunda. Įsivaizduoti, kad egzistuoja saugus kelias, kuris gali lengvai, be pastangų, be įtampų nukakti į dangų ir būti išganytų. Ir tuo metu vakarų krikščionybė, katalikybė turėjo visą schemą, bandė nupiešti, kaip lengvai 1, 2, 3 nukeliauti į dangų. O Liuteris tam pasipriešino. Tai būtent čia yra didysis Liuterio pašaukimas ir mes minime pasaulis krikščioniškasis 500 metų. Aš labai džiaugiuosi, kad būtent 500 metų proga aš galiu šitoje jūsų bažnyčioje apie tai kalbėti. Čia tiesiog gražus šventosios dvasios vedimas tik prasidėjo. Jubiliejus, kitos svarbus jubiliejus, manau, žinoma, jis suskaldė kažkuria prasme, tai skilo bažnyčia, krikščionys, ne bažnyčia. Bažnyčia niekada neskilo, bažnyčia visada yra vieninga. Jėzus ją mato vieną bažnyčią. Jo šlovėje bažnyčia yra viena, jo nuotakos kūnas nėra sulaužytas, jos nuotakos kūnas yra gražus. Tai va šitoj perspektyvoje, kai krikščionys nors įskilo, bet iš principo Liuteris mums pamokė pažinti Jėzų, kuris nėra dabartinės terminais kalbant draudimo kampanija. Bažnyčia nėra draudimo kampanija, tikėjimas nėra draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Tai šitoj perspektyvoje, matote, tai aš taip įvadinu, kad nenoriu vadinti jūsų protestantais. Jūs esate reformuotas krikščionybės dalis. Bet bažnyčia yra, kaip sakoma, semper reformanda, visada reformuotina. Tai ir krikščionim, kurie yra reformuoti krikščionys, 3 paskutiniai skyriai, kurie yra labai katalikiški, jie kalba, kas yra katalikų doktrina apie Marijos paėmimą į dangų, visų šventųjų minėjimą ir vėlinės, tai čia irgi dėstau. Tai kurie, kaip sakant, nori taip pat pažinti, kas yra ta katalikų tikrai mokymas, be jokių ten išvedžiojimų, dar yra, matot, mes krikščionys turime vieną problemą, kad mes vienas apie kitus mąstome ir bendravome per mitus. Tai yra ateina iš kažkur tai mūsų galvas mitai, kad katalikai arba kabutėse protestantai yra tokie anokie ir mes per juos žvelgiam vienas į kitą. Arba dar čia nėra stačiatikių, dar stačiatikiai, dar į tos pridėkime. Tai kad jie vienokie ar kitokie, mes per šitą prizmę bendravome vienas su kitais. Ir čia yra velnio žabangas ir pyklės, kurios ir trukdo mums būti bendrystėje. Tai kad išsklaidyti visuomet ir aš ir parašiau 3 paskutinius skyrius žmonėm, kurie gerai suprastų, kodėl galima melstis už mirusius, kas yra šventieji danguje, kas yra Marija danguje. Tai apie šitos dalykus, kad ir patys katalikai neprisigalvotų ir kitų bažnyčių krikščionys galėtų susipažinti. Tai čia 3 paskutiniai skyriai, kurie yra tokie labiau specifiniai, sakytume. O pirmi 6 yra labai ekumeniški. Tai nes ten yra viskas, kas yra svarbiausia mums krikščionim, tai ir sudėliojau. Tai jeigu knygą norėsite, skaitykite, iš tikrųjų
arba dar tie kalėdos, galbūt savo draugam katalikam norėsit padovanoti, kurie galbūt nėra susipažinę. Tai nes čia iš ties bandžiau, manau, labai svarbu tai, ką jau ir minėjau pradžioj, kai juokavom, kad mainstreamo teologas. Mano savo pašaukimą labai aiškiai dabar suprantu, kalbėti suprantamą kalbą. Mes krikščionys turime dar vieną labai didelę pagundą. Kalbėti nežmonišką kalbą su šiuolaikiniu pasauliu. Nesupranta, aš tą labai aiškiai per tos 25 keliavimo metus supratau. Nesupranta mūsų labai dažnai, dėl to, kad mes kalbame su italų kinietiškai. Kitaip tariant, kad mes su žmonėmis, kurie yra materialistai, nutolę, atšalę, paklydėlę, nusidėjėliai, matote, mes taip juos vadiname. Mes kalbamės krikščioniškai, dvasingai, tvarkingai. Ir nebegirdim vienas kito. Ir Evangelija nepasakė. O Jėzus atėjęs kalbėjo paprastai ir taip, kad pasiektų žmonės. Tai aš visą laiką turiu tokią sunkią savo užduotį iškėlęs, bandyti išversti šitą visą mūsų krikščionišką žargoną į šiuolaikinę kalbą. Labai sunki užduotis, be proto. Bet aš taip dabar suprantu savo pašaukimą. Tai aš šitą knygą, būtent tai ir stengiuosi daryti. Laikas po dangumi. Ačiū Tomai. Mano įsitikinimas, kad iš tiesų galia piktojo visada yra įvesti žmogų į nežinojimą ir į baimę, o galiausiai paversti tai neapykantą, kada žmogus bijo domėtis. Ir knygų skaitimas, pas mus tikrai daug nuostabių knygų, aš noriu jūs paraginti per Velykas Kalėdas. Bus laikotarpis, kad jūs praleistumėt laiko skaitydami knygas. Ką žmogus skaito, toks jis ir yra. Ir skaitydami jūs galite mokytis atsirinkti, jūs galite pasverti, jūs galite leisti savo plačiau pamatyti. Ir apsiskaitimas, manau, žmogų veda į kontaktą, veda į tokį artimą ryšį ir į šviesą. Jeigu tai daroma su Dievu, be išdidumo, o siaurumas, puikybė mums neleidžia vieniems su kitais bendrauti. Ir mums bendruomenė visada svarbu vienas į kitą atsigręžti ir plačiai skaityti, domėtis ir viską pasverti, kad būtumėm kaip Berėjos tie krikščionys, kurie viską patikrina, viską pasveria, bet jie tikrai giliai domėjosi. Tai iš to, ką išgirdom iš Tomo, mano noras, kad šventoji dvasia mus atvestų arčiau. Aš norėčiau su jumis visais pasimelsti, gerai? Kviečiu jūs atsistoti. Ir dangiškas Tėve, ačiū už tavo sūnų, už tavo amžinai planą. Tu buvai mus išsirinkęs Viešpatie prieš pasaulio sukūrimą, kai laiko nebuvo, mes buvome tavo mintyse. Ir kad tu siuntei savo sūnų mus išgelbėti, už tai tau dėkojam, Jėzau. Palaimink šį laikotarpį Viešpatie savo pažinimu. Jeigu tu net gręši mūsų, mes neatsigręšim, iš tavo malonės galim priimti tavo dovanas. Jėzau, pašventink mūsų šeimas ir šį laiką. Laiką, kada kalbame apie tavo atėjimą, apie tavo gimimą. Te būna tavo palaima Viešpatie mumyse, suteik mums savo pažinimą. Tėve, dėkojam už tas mintis, ką girdėjom šiandien. Te ateina gili meilė tavo žodžiui. Te ateina tai kaip maistas, ką mes matėm, kaip tu maitinai Tomą.
jo gyvenime. Tai pamaitink Viešpatie ir mūsų savo žodžiu ir įdėk pagarbą ir meilę tavo šventam žodžiui. Palaimink mūsų brolį Tomą ir Jolitą, palaimink jų misiją. Viešpatie duok jam išminties ir žodžius kalbėti tiems, kurie šiandien sėdi tamsoje ir nenori eiti į šviesą, nes nebetiki ją ar buvo sužeisti. Tėve, duok jam žodžius, kad ta plunksna parašyti žodžiai Viešpatie jie pasiektų tikrai giliai kitų žmonių širdis, palaimink tą misiją. Viešpatie, mes dėkojam tau už tavo gerumą, kad tu esi labai kantrus ir mylintis ir atlaidus mums visiems. Būk pašventintas Jėzau mūsų buvime ir kartu tu, Jėzau, padarai laiką šventu, ateidamas ir apsireikšdamas mums. Pripildyk savo bažnyčias, savo vieną bažnyčią, Viešpatie, kad būtumėm pilni tavo buvimo ir tavo pažinimo. To mes prašom, Jėzau, tavo brangiu vardu. Amen. Ačiū Tomai, Jolita.